Kuo daugiau dėmesio skiri Pepai kiauliai, tuo labiau pastebi, kiek daug dalykų tiesiog nesutampa. Ir šiame vaizdo įraše mes pakalbėsime apie viską, kas nesutampa Pepos kiaulės pasaulyje. Pradėkime nuo klausimo, kuris pastaruoju metu neramina daugelį gerbėjų. Pasakotojo balsas šiame naujame sezone pasikeitė. Šiandien yra ypatinga diena. Iš pradžių tai gali neatrodyti kaip didelė problema, bet pagalvokite. Pepos kiaulės seriale vieninteliai balsai, kurie kada nors keitėsi, buvo vaikų personažų. Nes vaikų personažus įgarsinantys aktoriai užauga ir negali amžinai paauglys įgarsinti 4-mečio. Tai visiškai logiška. Tačiau pasakotojas yra suaugęs. Nėra jokios priežasties keisti suaugusio įgarsintojo. Tai kodėl jie tai padarė? Kai kurie gerbėjai mano, kad sutapimas labai įtartinas. Nes būtent tuo metu, kai pasikeitė pasakotojo balsas, gerbėjai pradėjo kurti labai įdomias teorijas apie tai, kas iš tikrųjų yra pasakotojas. Viena iš populiariausių teorijų yra ta, kad pasakotojas yra Suzy Avytės dingęs tėtis, visažinis, nematomas veikėjas, kuris stebi visus, bet niekada negali būti matomas. Kiti mano, kad pasakotojas yra tikrasis Pepos pasaulio sumanytojas, valdantis viską, kas vyksta. O galbūt laidos kūrėjai specialiai pakeitė pasakotojo balsą, kad suklaidintų gerbėjus ir priverstų žmonės nustoti uždavinėti klausimus. Nes jei jie būtų palikę tą patį balsą, kažkas galbūt būtų galiausiai tai supratęs. Taigi, kas iš tikrųjų yra pasakotojas? Mes vis dar nežinome. Tačiau faktas, kad jie pakeitė balsą be jokio paaiškinimo, yra tikrai įtartinas. Kas vyksta su ponia Karve? Išanalizuokime tai. Tam tikrų metų laidoje ponia Karvė išteka už pono Jaučio ir tai atrodo gana paprasta. Bet čia viskas pasidaro keista. Ankstesnėje serijoje ponia Karvė matoma ant apžvalgos rato su ponu Meška. Tik jie dviese, tai kelia akivaizdų klausimą. Kas tiksliai ten vyko? Ar jis susitikinėjo su ponu Meška prieš poną Jautį? Tada yra Karolė Karvė, paslaptinga foninė veikėja, kurią beveik visi gerbėjai laiko ponios Karvės dukra. Karolė anksčiau dažnai pasirodydavo kartu su ponia Karve. Tačiau pastaruoju metu Karolė visiškai dingo. Jokio paaiškinimo, jokio paminėjimo, tiesiog dingo. Štai visas vaizdas. Ponia Karvė turi paslaptingą praeitį su ponu Meška, išteka už pono Jaučio, o jos tariama dukra dingo be pėdsakų. Tokiai antraplaniai veikėjai kaip ponia Karvė kyla stebėtinai daug neatsakytų klausimų. Šitas gali jūs išvesti iš proto, kai tik tai pastebėsite. Kiaulių šeimos namo vidus nuolat keičiasi ir mes nekalbame apie didelį remontą, kuris buvo atliktas tarp sezonų. Kalbame apie vienas konkrečias duris prie laiptų. Kai kuriuose serijose tos durys veda į rūsį, kitose serijose jos atsidaro į sandėliuką, o kai kuriuose serijose tų durų išvis nėra. Jos tiesiog visiškai dingsta, lyg jų niekada nebūtų buvę. Tai kas yra už tų durų? Rūsys? Sandėliukas? Nieko? Serialas niekada nepateikė mums nuoseklaus atsakymo. Šeimą, kurią stebime jau daugiau nei 20 metų, bent jau turėtume pažinoti taip gerai, kad žinotume pagrindinį jų namo išplanavimą. Bet pasirodo ne. Ir kuo labiau į tai kreipi dėmesį, tuo labiau viskas painiojasi. Štai kas, apie ką tikriausiai niekada nesusimastėte. Kodėl mes beveik nežinome nė vieno suaugusio veikėjo vardo seriale Peppa Pig? Pagalvokite apie tai. Beveik kiekvienas suaugęs veikėjas šiame seriale vadinamas tiesiog mama, tėtis, senelis ar močiutė. Tačiau mums pavyko sužinoti keletą vardų. Madamos Gazelės tikrasis vardas yra Gigi. Sveiki. Gigi. Senelis triušis yra Regis. Bet yra didelis Regis triušis. Tai aš. Tėtis kiaulė pasirodo yra Snafučkis. Apkabinimai ir bučinukai Snafučki. Ir žinoma, teta Doti. Bet kodėl likusieji paslėpti? Ar tai kūrybinis sprendimas? O gal laida tyčia kažką nuo mūsų slepia? Štai klausimas, kuris skamba paprastai, bet kuo daugiau apie jį galvoji, tuo labiau painiojasi. Kodėl Peppa niekada nesensta? Seriale buvo bent 6 kalėdų serijos ir daugybė gimtadienių švenčių. Remiantis visko, ką mums parodė serialas, nuo pirmojo sezono turėjo praeiti bent 6 metai. Tačiau Peppa vis dar 4 metų. Ji visada buvo 4 metų. Bet čia prasideda įdomioji dalis. Po to, kai gimė kūdikis Ivi, seriale buvo parodytas visas mamytės kiaulės nėštumas per kelias serijas. Vadinasi, ekrane praėjo 9 tikri mėnesiai. Ir be to mes pradedame matyti mažų užuominų, kad laikas pagaliau gali judėti į priekį. Džordžas dabar kalba pilnais sakiniais. Ledžiai! Peppa akivaizdžiai brandesnė nei ankstesniuose sezonuose. Tai yra tikro augimo požymiai. Tačiau tada kažkas visiškai prieštarauja visam tam. Kūdikis Aleksandras, kuris gimė gerokai anksčiau už Ievą, kažkodėl atrodo lygiai tokio pat amžiaus kaip ir jie. Jei laikas iš tikrųjų judėtų į priekį, Aleksandras turėtų būti vyresnis.
Bet taip nėra. Tai ar laikas iš tikrųjų juda Pepos pasaulyje, ar ne? Šou siunčia du visiškai priešingus signalus vienu metu ir tiesą sakant, mes visiškai nežinome, kuriuo tikėti. Visi žino, kad ponas Lapinas yra vagis. Jis bandė pavogti senelio kiaulio vištas, paėmė daiktų iš vaikų labdaros renginio ir pardavinėjo sugedusius žaislus su išsikrovusiomis baterijomis. Įrodymai akivaizdus, tačiau niekas nieko dėl to nepadarė. Policija jo nesuėmė, kiti veikėjai jam nepasipriešino. Jis tiesiog vaikšto po Pepos miestelį su plačia šypsena, vagia iš visų ir kiekvieną kartą išsisuka. Taigi klausimas, kodėl? Ar jis kažkaip sugeba nepalikti įkalčių? Ar žmonės pamiršta, ką jis padarė? O gal visi Pepos miestelyje tiesiog per mandagus, kad ką nors pasakytų? Mes iš tiesų nežinome. Štai paslaptis susijusi su teta Dotė, apie kurią dauguma žmonių net nesusimastė. Mes žinome, kad ji yra mamytės kiaulės sesuo, bet iki 8 sezono niekas apie ją nebuvo užsiminęs. Nei karto. Nėra jokių jos nuotraukų name, kuriame užaugo mamytė kiaulė. Pepos seneliai niekada neužsiminė, kad turi 2 dukteris. Ir štai keisčiausia dalis. Kiaulių šeima jau lankėsi Jungtinėse valstijose, kur gyvena teta Dotė, ir jie jos neaplankė nė karto. Tada teta Dotė pasirodo padėkos dieną, visiškai neįspėjusi, nepranešusi nei savo sesiai, nei tėvams, kad atvyksta. Tai kas iš tikrųjų vyksta? Kodėl ši šeimos pusė taip ilgai slėpė tetą Dotę? Ir kodėl atrodo, kad niekas iš tikrųjų nėra jai artimas? Štai vienas dalykas, kuris visiškai pakeis jūsų požiūrį į Pepos pasaulį. Ar pastebėjote, kad Pepa yra keliavusi į New Yorką, Teksasą, Italiją, Prancūziją ir Australiją? Ir kiekvienoje iš tų vietų be jos šeimos nebuvo nė vieno kito kiaulės personažo. Pagalvokite apie tai. Kiekviena kita rūšis seriale turi nesusijusių personažų visur. O kiaulės? Atrodo, kad vienintelės egzistuojančios kiaulės yra tik Pepos artimiausia šeima. Ir tai paskatino atsirasti teorijai, kuri iš tiesų kelia nerimą. Kai kurie gerbėjai mano, kad Pepos pasaulyje kiaulės gali būti nykstanti rūšis, o tai taip pat paaiškintų, kodėl visada atrodo, kad kažkas stebi Pepą. Galbūt kiaulės yra saugomos, kad visiškai neišnyktų. Skamba kraštutinai, bet pagalvojus tai iš dalies turi prasmės. Dabar pakalbėkime apie laisvės statulą. Mūsų pasaulyje laisvės statula yra žmogaus figūra. Tačiau Pepos pasaulyje, kur gyvūnai yra dominuojanti rūšis, kodėl egzistuoja žmogaus statula? Populiariausia teorija yra ta, kad žmonės kažkada valdė šį pasaulį, tačiau tam tikrų momentų jie išnyko. Tada gyvūnai evoliucionavo ir perėmė valdžią, o laisvės statula liko stovėti kaip priminimas apie pasaulį, kuris kadaise egzistavo. Jei ta teorija teisinga, Peppa Pig nėra tik laida apie linksmą mažą kiaulių šeimą. Tai laida vykstanti požmogiškoje ateityje. Ir tai iš tiesų yra viena iš labiausiai neraminančių idėjų, kurias ši laida kada nors netyčia pasiūlė. O dabar paskutiniam pavyzdžiui grįžkime į kiaulių šeimos namus. Mes visi žinome pagrindinį kiaulių šeimos namo įėjimą. Jis yra kairėje pusėje ir mes jį matėme 100 kartų per visus sezonus. Tačiau serijoje Vaikų priežiūra nutinka kažkas labai keisto. Mama kiaulė ir tėtis kiaulė grįžta namo po pasimatymo ir įeina pro duris už televizoriaus. Duris, kurių anksčiau niekada nebuvo. 100 serijų vykstančių būtent tame svetainės kambaryje metu, už to televizoriaus niekada nieko nebuvo. Nei durų, nei angos sienoje, nieko. Tik siena. Ir tada staiga, iš niekur, atsiranda visiškai veikianti duris ir 2 suaugusios kiaulės ramiai pereina pro jas, tarsi tai būtų visiškai normalu. Laida to niekada nepaaiškina, ne vienas personažas į tai nereaguoja, o duris po tos serijos daugiau niekada nepasirodo. Tai iš kur jos atsirado? Ir dar svarbiau, kur jos dingo. Taigi, tai buvo keli didžiausi neatsakyti klausimai seriale Kiaulytė Peppa. Ir atvirai kalbant, šis serialas rodomas jau daugiau nei 20 metų ir vis dar nepateikė mums atsakymų. Galbūt taip ir neatsakys. Parašykite komentaruose, kuris klausimas jūs labiausiai neramina.